Šiandien nusprendžiau rašyti dar vieną video, kadangi biškiai atsilieku nuo grafiko. Tai va, pripasakosiu dar jums istorijų. Žiūrėkit, ką aš dabar esu bedarbis. Nu kaip bedarbis, dirbantis, turiu savo, žinai, bandau parduoti filmą savo. Gal kažkam bus įdomu, žinai, kad nusipirktų mano filmą. Man mokės pinigus, aš įrašinėsiu visokias savo tos nuotykius ir man už tai kažkas duos pinigų. Kas čia Lietuvoje Delfis duoda? Delfi TV rodo visokius čiudikus, kaip jie keliauja, žinai. Nu, bet aš nekeliauju, žinai, aš gal iš kitos tos. Gal ir keliauju, žinai. Kaip aš kuriu savo verslą. Aš galiu, ką aš galiu? Aš sugebu vadovauti kažkokiai tai gamybai, kadangi turiu tam daug patyrimo, žinai. Aš labai greitai susigaudau, kas gamyba iš vis daros, kokių reikia derintojų, koks tiekimas, kur yra silpnos vietos, žinai, kur galima viską optimizuoti, kaip investuoti, kaip paskaičiuoti, žinai, kokią tai išeiga, kiek ta linija dar pratarnaus, numirs, žinai. Tai va, jeigu reikia jums kažkokią tai liniją suderinti, jeigu jūs galit man mokėti €5,000 į mėnesį, tai rašykit, aš atvažiuosiu ir suderinsiu. Suorganizuosiu visą darbą. Ką aš dar galiu? Aš galiu dar jums kursus pravesti apie dirbtinį intelektą, kaip jį reikia integruoti. Bet tą aš galėsiu tik tai kitą mėnesį, nes ten dar man yra niuansiukų ir kitą mėnesį galėsit pas mane užsakyti kursą. Čia kažkur tai naujo Akmenėj salėj atvažiuoti, sumokėti, žinai, ir aš jums labai smulkiai išdėstysiu, kaip viską galima tą padaryti. Va. Galiu jums sukurti, tokenizuoti jūsų kompaniją, kriptotokeną, išvesti į biržą, viską irgi, viskas tvarkyti. Galiu padaryti tokenizaciją. Nu ir galiu priimti jūs į savo sektą. Aš jokių formų sakau sektą, bet, nu, tai aš tas visus dalykus galiu įgyvendinti. Bet kol kas pas mane, kol kas nieko nėra. Pinigų nėra. Ar yra pas tave pinigų? Ne, pinigų nėra. Viskas tu man nebeįdomus. Ir nusisukai nueinišinai. Kol pinigų yra, viskas gali vykti. Kai pinigų nebėra, viskas žlunga, žinai. Nu, labai retai būna, kad, žinai, viskas atsiremia ne vien į pinigus. Nu, bet tai čia toksai, sakykim, klausimukas, žinai, vis tiek kažkas viską tą apmoka, finansuoja, žinai. Ir taip toliau. Kiekvieną įvykį. Už kiekvieną įvykį pasaulyje kažkas sąmoningai, specialiai ir spontaniškai duoda pinigų. Dėmesį, pinigų, srautų, žinai, be pinigų niekas nevyksta. Todėl pirmiausia reikia paklausti, iš kur pinigai? Iš kur pinigai? Už kieno sąskaita visas šitas banketas va, vyksta. Kaip bus pas mane viskas, vat, paskui pasižiūrėsiu, pavyzdžiui, už metų aš galvoju, kad už metų aš uždirbsiu tuoj paskaičiuosiu.
25 tūkstančius eurų į mėnesį. Nuo dabartinio nulio minuso aš dasigausiu po metų iki plus 25 į mėnesį. Ką daryti su mokesčiais? Tu jo prisikalbėjai, dabar man atsiūs mokesčiai sąskaitą, žinai, paskaičiuos už 25 štukas. Paskaičiuos 24 200 eurų, prašau susimokėti mokesčius už spalio mėnesį 2026 metus. Ką? Kodėl? Todėl, kad jūs ten spalio mėnesį 25 metais pasakėt, kad jūs tiek uždirbsit. Prašyčiau, pravesim jums auditą. Ar įmanoma to pasiekti? Aš turbūt jums pasakosiu iki 5 gabalų, iki 5000. Paskui jau pradėsiu laikyti paslaptis. Jeigu nebūsit aktyviai ir nereikalausit, kad aš jums pasakočiau, jeigu aktyviai prašysit, tak, dar norim, dar, tada aš jums irgi papasakosiu, iš kur atsiranda pinigai. Va. Pinigai atsiranda, kai žmogus nuperka tą, kad jam kažko tai reikia. Eini susimokė, žinai, kai tau reikia, tai duodi pinigus. Va tiem kažko iš manęs reikės, jeigu iš rimtų jums reikės, ne tik tai pasiklausyti, žinai, ar, sakykim, tai jūs man duosit pinigų. Bet tai bus labai negreitai, nes tam tikras laikas praeis, kol jūs suprasit, kad kai žiūrit mano video, pas jūs viskas auga, viskas keičiasi, viskas gerąją pusę juda, žinai. Va. Dar kol kas komentaro po visais video nėra, laiko nėra, patiktukų nėra, nieko nėra, vienu žodžiu, nieko nėra. Tai va kiek aš jau prirašiau tą video ir nieko nėra. Vien YouTube, žinai. Reikia gal kažkur tai įlysti kitus ten tos srautus, žinai. Labai populiaru yra apšikinėti kitus. Čia, žinai, kažką tai apšikti ten vyriausybę, prezidentą, ten, žinai, ką nors ten, kaimyną, dar ką nors ten, žinai, kitą blogerį apšikinėti, tai čia, žinai, blemba. Tai tu pasiūlyk variantus. Vat jeigu tu pasakytum, mano pozicija, aš turėjau piniginiai 100 eurų ir išsiunčiau ten, sakykime, dabar kažkokia pozicija, ir išsiunčiau kažkam tai ten 100 eurų. Už ką aš ten einu, žinai, 100 eurų. Vat aš už kažką išsiunčiau 100 eurų. Dabar klausykitės, dabar po to, kai aš išsiunčiau 100 eurų, aš jums už tą 100 eurų išpilsiu kritikos tokio ir tokio adresu, kurie šito nepadarė, žinai. O tai, Jėzau, tas durnis, tas asils, tas beprotis, tas žąsins, tas, ir ten, ir taip toliau, ir varo, žinai, ten ką jie daro. Tai tu palauk, tu pasiūly konkretų planą ir pasakyk, vat aš konkrečiai, vat šiandien, supranti, konkrečiai padėjau savo pinigų tiek ir tiek išskyriau tam, kad tas kažkas tai geras atsitiktų, kažkas ten darbo vietą sukurti, socialinę ten kažką pagerinti, dar kažką tai daryk, žinai, jeigu tau kažkas nepatinka, ten, žinai, ten atsidaryk kažkokią tai skelbimą, rašyk, kas nori dalyvauti ten kelių remonte, dar kažkas, tai remontuok tą kelią, jeigu tau kelias nepatinka, žinai, ten, bet tu konkrečiai daryk kažką tokį veiksmą, žinai, nesakyk, kad vat kai jūs mane išrinksit
į vyriausybę, vat kai aš jau tapsiu deputatu, arba kai mes čia būsim daugumoj valdžioj, čia pas mus tada prasidės rojus, žinai. O kaip dažniausiai būna? Jokio rojaus, ateini, žinai, pasižiūri, kiek yra tų pinigėlių, žinai, ten tam, net ir Lietuvoje ir biudžete, žinai, ir tau reikia kažkaip išskirsti tos pinigus, žinai. Kažkiek tai medicina, kažkiek tai pensininkam, kažkiek tai armija, kažkiek tai dar. Ir kai jeigu tu galvoji, kad ten kažkokį tu išlauši stebuklą ir iš kažko ten atsitiks kažkoks stebuklas, žinai. Stebuklas gali atsitikti, kai tu turi po žeme ten naftos, deimantų, briliantų, žinai, ir tavo smegenys normaliai funkcionuoja, tai tada jo. Bet jeigu smegenys pas tave durnos, tai tu, žinai, ten gali su visą savo naftą ir su visas, žinai, prašykti viską, kas dar ir kas yra, žinai. Ir dar žmonės įvaryti į kampą, į nesąmonės visokią, žinai. Tai va, ir čia tokie du dalykai turi susėti. Galvoj turi viskas tvarkingai atrodyti, matyti, kaip tą reikia paveikslą, kaip tos resursus panaudoti, žinai, ir tai resursai turi būti. O Lietuvoje tų resursų nėra, jie neegzistuoja, žinai, ten viskas, kas gaunama kažkokiais fondais yra tam tikri apribojimai, tam tikros sąlygos, dar kažkas nori irgi pinigėlių, kažkas nori sukorupcionuoti, žinai, užsidirbti, padaryti kažkokį nusikaltimą. Išbyra ir nieko nėra. O kritikų, o dar kažkokių, o tų lygintojų vietos, žinai, Jėzau. Nu, aš jau suprantu, jūs irgi norit kažkom tai būti pasipiktinę. Jūs norit būti pasipiktinę kažkom tai. Nes jums kažkas nepatinka ir jūs norit išsakyti. Sutinku. Bet ką padarėt? Konkrečiai. Ne kažkokios tai utopinius, žinai, bet konkrečiai, bent vienam žmogui, žinai. Savo ten, žinai, mamai, vaikui, seneliui, nežinau, ten dar kažką per tą visą laiką, vat, ką padarėt realiai, žinai. Jėzau, nieko, žinai. Nu, va, dėl to aš negaliu kritikuoti kitų žmonių, nes iš tikrųjų aš neinu keliai, jeigu prie kas mane kieme duobės, aš neinu jos tvarkyti, žinai. Nors gal galėčiau nueiti atsivežti ant žvyro, žinai, užbetonuoti ir būtų laiko viską, bet aš jas neinu remontuoti, žinai. Ir jeigu jos netvarko ten, aš nekritikuoju, žinai. Vat jeigu aš ją nufilmuosiu, kaip aš ją sutvarkau, ten po kiek tai metų, po 2, va tada jau, tada jau skaitau, va tada, bičiuliai, gali kritikuoti. Nu, bet aišku, jie patrauks mane į tą, sakys, ko tu čia į valstybinį kelią, žinai. Pas mus buvo, rytoj viskas buvo suplanuota. Nu, tai tada gali nueiti, kai jau esi pasiruošęs remontuoti, nueik pasakyk, kada remontuosi tą duobę, konkrečiai, žinai. Sakyk, kad jeigu jūs neremontuojat, aš suremontuosiu už savo sąskaitą ir jūs man parašykit padėkos laišką. Žinai. Ir jeigu jie nesuremontuos patys ar ką, tai tada jūs galėsit pasakyti, kad jūs suremontavo tą duobę arba dar padarėt kažką. Ir tada nereiks pilkšūdą ant kitų žmonių. Va, dėl to kritikuoti yra lengva, o kurti yra labai sudėtinga, žinai, nes, o pilnas internetas, žinai. O tu, o aš, o tu, o bibi. Pfu, blemba. Pats kartais, arba pati kartais, toks net, kaip sakyti, matos, kad dar nieko nėra padaryta. Va, tokia šiandien dar vieną video. Užmeskit tą, užsiprenumeruokit ir nusipirkit pinigiuką.